Sveiki, mano mėly bičiuliai. Nežinau, ar galėčiau dar laimingesnis pradėti žvejybą, nes kas jau suprato, kas ne, esu Ilgyje, 10 jo sektorius, dar tik įsikūrinėjau, mašiniukas, labai iš tikro fainas sektorius, apie Ilgį ir jo aplinką grožį nebėra ko čia daug šnekėt, bet kas va ten yra, tame graibšte, 10 galbūt minučių nuo žvejybos pradžios užsimečiau meškerę su palaškėm į taškus, kur prieš tai žvejojo kitas žvejys, kaip sakant, matė su rausimu. Prieš tai kolega čia žvejojęs sugaudė 14 karpių, tai iškart pakėlė expectationus. Tai tikėjimas nuo pat pradžių buvo žiauriai didžiulis ir, kaip sakau, tik nuėjau ruoštis toliau kažką daiktų. Girdžiu, išvažiavo pati dabar gautus dešiniausia. Į aną pusę, būtent prie graibšto meškerė. Visos 3 skirtingos kombinacijos su geltona viršūnė. Žuvinis apatinis bailiukas, žodžiu. Čia, manau, Ilgiui viskas aišku. Ir kadangi tai yra pirmasis, nėra jis kažkoks baisiai didžiulis, bet tikrai palauksiu atvykstančio kolegą, jis žvejos 9 sektoriui. Ir ką. Nežinau nei kiek, nei ką, bet gražus žvynius, ne per didžiausias, bet visgi pirmas Ilgy, pagaliau. Tikiuosi ne paskutinis, tad neįsijunkit, dėkit pirštą, prenumeruokit kanalą, nepraleisit mano kitų video ir einam ruoštis ir tęsim šią žvejybą. Kągi, ir štai tas pirmasis Ilgio karpiukas, labai įdomus, burna kur, nustebino, bet užkybo labai greit ir 7,5 žvynius atidaro mano Ilgio. Tik pradžiai su palako įnytė ir 10 minučių bėgė prajudino signalizatorius, kol pats tik dar krapščiaus ant kranto ir tokia Ilgio savaitgalio pradžia, puiku. Kągi, po truputuką vakarėje, yra apie 4 valandą, pasiruošiau jauko jau, iki šiol dar nemečiau jokios bombos, kol daugiau kibimo irgi neturėjau, bet visgi pirmasis tikrai labai nudžiugino, toks ankstyvas. IPV kaip visad pas mane standartas, nieko naujo, manau ilgai dar nekeisiu šio recepto, tai mini paletytis, tokios smulkiausios miksiukas lengvas ir tie patys krušinti boiliai, maždaug tie skoniai, kuriuos naudoju, kuriuos kombinuoju. O šį kartą naudosiu Spicy Fishą ir Classic Shellfishą. Užsimaišiau jauko, tai, kaip matėt, didžiąją dalį sudaro pelečių mišinys, Shellfish ir halibut peletės, ar fish meal, ten bijau sumeluoti dabar. Pjaustyti boiliai. Naudosiu didžiąją dalį vien tik pjaustytus, kad jie skęsdami gultų ant dumblo paviršiaus. Ilgis visgi nėra pasižymintis kietų dugnų. Pavadėliai virš 40 cm, švinukai iki 1,5 ozo ir ką. Jau kad dar taip pat, žinoma, įdėjau
kanapės ir tigrinio riešuto. Juos karpiai tikrai mėgsta. Užpyliau šiek tiek galam skysčių, taip pat ir koinės turinį. Tad belieka eit persimest, uždėti šviežius masaliukus, pasijaukint ir laukt karpio. Tikėkimės, tas pirmasis nebus paskutinis. Tad likit, neįsijunkit ir einam dirbti. Labas rytas. Praėjo pirmoji naktis, dėja jokių naujienų iš jos, jokio rezultato. Pirmasis kibimas nudžiugino ir po to prasideda visgi darbas. Ant vienos meškerės turėjau naktį kelius pyptelėjimus taip, bet nieko rimto. Prisimečiau naktį porą kartų ir dabar vėlgi, prieš 7 valandą ryte, šiek tiek prašvito. Pasijaukinau tašką vėl ir persimečiau su šviežiais masalais. Dienos eigoje dar turėtų sustiprėti ir taip nemažas vėjas, tai jau dabar galvoju, kaip reiks išvengti to, kad su mažu švinuku užsimes iki taško, nes labai lenkia valą ir patį masalą nuneša į šoną, tai mąstau apie helikopterio sistemos panaudojimą, bet tai bandysim matyti šiek tiek vėliau ir jau ką apie tai papasakosiu. Dabar laukiam. Tai ir prabėgom šitiek daug vilčių suteikus žuklė. Tik atvykus muzika ausims buvo girdėt, kad sektoriuje prieš tai žvejojęs kolega sugavo net 14 laimikių. Puikus darbas. Ir tikrai buvo matyt dar netgi apie 12 valandą dienos per lengvas bangas buvo galima matyti rausimų. Tai pasinaudojau tuo nuvažiuojančiu traukiniu, į kurį ačiū Dievui pavyko spėti šokt, tai tik per užsimetus, greit su koinikėm, ten kur rausė, už 10 minučių tik grįžau prie daiktų tvarkymas ir girdžiu, važiuoja. Tai, kad ir kaip bebūtų, ilgis atidarytas, gražus ir keistas tuo pačiu žvinius, burna kaip pas kokį ūsorių, bet 7,5 kilogramo. Ir tebūnė tai tik pradžia. O dabar liko įsitraukti meškerės ir atlikti dar vienas labai svarbus dalykas. It's one small step for man, one giant leap for mankind.